Klaipėdos universiteto jūrinėme slėnyje įkasta simbolinė kapsulė su laišku ateities kartoms, žyminti verslo inkubatoriaus statybų pradžią. Šis pastatas viena iš projekto inžinerinių tinklų susisiekimo komunikacijų rengimas bei Klaipėdos mokslo ir technologijų parko infrastruktūros plėtra jūrinėme slėnyje dalių. Šis inkubatorius vienodai svarbus tiek verslo atstovams, tiek akademiniai bendruomeniai. Praktiškai šita tradicija tik tai pradeda vystytis Lietuvoje, o inkubatorius pagrindinis yra tikslas, tai yra sujungti mokslą su verslu vienoje vietoje. Tai yra, kaip aš ir minėjau, pasiekti, kad būtų grandinė nuo fundamentalių mokslinių tyrimų iki konkretaus produkto ar technologijos išėjimo į rinką. Ir pageidautina netgi, kad išėjimas būtų į tarptautinę rinką. Numatyta, kad pirmenybę įsikurti inkubatoriuje turės įmonės pirmiausia plėtojančios verslus jūrinėme sektoriuje, tačiau šiuo sektoriumi tikrai nebus apsiribota. Turime jau konkrečių potencialių klientų, su kuriais yra sudaryti ketinimų protokolai, kurie jau yra aiškiai įvardyti, kokią veiklą jie norės vykdyti, būtent šitom būsimam pastate, kokių patalpų jiem reikia, kokios tai gali būti tų reikalavimai toms patalpoms ir tai jau mes esame įdėję net į techninį projektą. Sakykime, atskiros patalpėlės, kurios reikalingos specialaus vėdinimo arba specialios ventiliacijos, jau ten yra numatytos šitam konkrečiam techniniam projekte. Bendra verslo inkubatoriaus vertė kartu su įranga be pridėtinės vertės mokesčio siekia beveik 7 milijonus litų. Objekto plotas sieks net 2500 kvadratinių metrų, o jo patalpose galės įsikurti daugiau nei 10 naujų technologinių įmonių. Manoma, kad šis objektas neabejotinai atneš naudos visam Klaipėdos regionui. Klaipėdos regionui tai yra naujos darbo vietos, naujos vidutinės smulkios įmonės ir be jokios abejonės naujos technologijos ir žinomumas regiono ir miesto. Klaipėdos universiteto rektoriaus profesoriaus daktaro Vaidučio Laurėno teigimu, šio verslo inkubatoriaus veikla tiesiog negali būti atsiejama nuo inovacijų ir naujų idėjų vystymo. Tai šiuo atveju technologiniams inkubatoriams jau formuluojamas labai aiškus dėmesys. Reiškia labai aiškus tikslas, kad jie kurtų naują produktą. Pasiseks tai padaryti, tada vainikai virš mūsų galvų. Nepasiseks, tada jūsų klausimas bus, o kam darėm tai. Bet aš tikiuosi, kad darom viską tą, ne tik Klaipėdoje, bet apskritai Lietuvoje, ką ministras pažymėjo, kad vis tik mes Lietuvoje kurtumėm daugiau naujų technologijų, naujų produktų. Kitaip mes liksim šalia trečiųjų šalių, neduoktų Dieve. Ačiū. Verslo inkubatoriaus statybos darbus planuojama baigti iki šių metų pabaigos. Kaip sveikinimo kalboje pažymėjo Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas, šis verslo inkubatorius bus vieta, kur verslo viščiukai galės išaugti dideliais ereliais.